Apie Lietuvoje nuskendusias bažnyčias ir varpus esu girdėjęs daugiau istorijų, tačiau tokiomis legendomis sunku patikėti. Visgi pasaulyje yra bažnyčių, kurios yra vandenyje. Tokių vaizdų galite pamatyti Vokietijoje. Po vandeniu yra ne tik bažnyčia, bet ir pastatai. Panašu, visas kaimas. Tai tikrai įspūdingi vaizdai. Dar vieną paskendusią bažnyčią galime pamatyti Serbijoje.